Trečiasis paskutinysis šios serijos vaizdelis apie skaičių, aukso pjūvio skaičių, tą skaičių φ, kuris apytiksliai lygus 1,6. Kalbėsime čia apie tai, kaip sutverta gamta. Tai yra, kad gamta paklūsta tiem matematikos dėsniams arba matematikos dėsniai, tiksliau sakant, atrasti iš gamtos, ne iš kur kitur. Ir dažnai toksai filosofinis klausimas, kaip viskas atsirado, iš kur čia ta pradžia visos, sakykime taip, Saulės sistemos ar žmonijos vystymosi, ar Žemės vystymosi pradžia, kaip viskas ten prasidėjo ir kaip viskas vystėsi. Atsakymas būtų paprastai. Prasidėjo nuo vieneto ir pliuso. Jeigu matematiko paklaustumėm, tai visa matematika prasideda nuo skaičiuko vienetas ir nuo tokio sudėties veiksmo, kurį mes žymime pliusiuku, kurį aš čia pažymėjau. Na, dabar nekelkime mes jau tokio klausimo visiškai fundamentalaus arba sudėtingo, kaip tas vienetas atsirado, iš kuris atsirado. Tai įsivaizduokime, kad gamtoje atsirado kažkur pirma smiltelė, ar pirmas lašelis vandens, ar pirmas akmenėlis, ar dar kažkas tai tokio materialaus, sakykime taip, iš ko gamta galėtų kažką tai toliau daryti. Na, prie tos smiltelės gamta pridėjo antrąją smiltelę, antrąjį kvadratėlį. Aš tą smiltelę arba, sakykime taip, gamtos atrastą objektą, atsiradusį pirminį objektą, pavaizdavau kvadratėlių mažiukų, tokių drebančio, ne? Čia visai nesvarbu, kad jis drebantis. Na ir toliau gamta sujungia du tuos kvadratėlius. Gali sujungti 3, 4 ir taip toliau. Na ir matematikai čia matytų skaičių 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau tuos natūraliuosius skaičius. Na bet gamtai, kaip ir visai kitai žmonijos daliai, sakykime taip, labai svarbu vystytis yra. Ir kaip ta gamta vystosi. Jeigu jinai mokėjo pagaminti kvadratėlį su kraštinė vienetas, tai kai sudėjo du kvadratėlius greta, jinai pastebėjo gamta, kad gali pasigaminti kvadratėlį, didesnį kvadratėlį, aišku, kad gamtai būtų geriau, kad jinai vystytųsi, su kraštinė 2. Kitaip sakant, jinai pagamino kitą kvadratėlį su kraštinė 2. Aš čia rašysiu, pirmas skaičiukas reiškia buvo vienetas, antras skaičiukas vienetas, na gamta kaip vystėsi, trečias skaičiukas yra 2. Gamtos atrastas skaičiukas. Toliau vėl, ką jinai pastebėjo, besivystant jau 2 kambarių arba tokio ploto srities gamtai per mažai, jinai dar nori padidėti, bet jinai pažįsta tik kvadratą, tai jinai ką padaro? Gamta pasigamina kvadratėlį su kraštinė 3. Su kraštinė 3. Čia 2 plus 1 yra 3. Tai trečiasis, ketvirtasis skaičiukas gamtos atrastas yra 3. Na, toliau koksai būtų? Visiškai nesunku pastebėti, kad gamta geba pasidaryti kvadratėlį su kraštinė 5. Aš čia einu, va tokia kryptim, prieš laikrodžio rodyklę sukuosi tuos kvadratėlius paišydamasis. Šiaip matematikoje susidursit su tokia apėjimo kryptim prieš laikrodžio rodyklę ir pagal laikrodžio rodyklę. Na, čia atvirkščiai parodžiau, man atrodo, taip. Čia pagal, čia prieš laikrodžio rodyklę. Tai yra sutarta, kad kai mes einam prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį, tai sakom, kad einam teigiamą kryptim. Kai einam pagal laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį, tai sakom, kad einam neigiamą kryptim. Na, bet čia tai smulkmenėlė, mes einam tą teigiamąją kryptimį sukamės, toliau čia kokį gausime skaičiuką, kokį kvadratėlį gausime. Gausime kvadratėlį su kraštinė 8, 2, 1 ir 5, arba 3 ir 5, 8. Tada kiek čia bus? Dar kitas kvadratėlis koks bus? Kitas kvadratėlis bus 13, su kraštinė 13. Toliau bus dim. Kaip visada kažkas turi nukristi gyvenime, negali vien tik tai vystytis. 21 ir taip toliau. Na, pažiūrėkime, aš čia pratęsiu, aš toliau jau tų kvadratėlių nepaišysiu. 5, 8, 13, 21. Koks tolimesnis skaičiukas? Kaip jį gamta gauna? Prieš tai buvusius 2 sudėjus gauna 2. 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8. Kitaip sakant, šių suma duoda šitą, šių suma duoda šitą, šių suma duoda šitą, šių suma duoda šitą. Tai toliau bus kokie? 34, 55, na ir daugiau neberašysiu, 89 ir taip toliau be galo.
Tokie skaičių seka, tarp kitko, ta skaičių seka turi pavadinimą. Fibonaccio skaičių seka, jeigu ten, kur literatūroje skaitysite. Na ir kuo ta seka įdomi yra. Na, pirmiausia, kuo įdomus tas kvadratas, tas kvadratų toks piešinys. Na, jeigu aš padėsiu skriestuvą kojelę čia, ir nubrėšiu tokį apskritimo lanką. Čia tada apskritimo šitam kvadratėlį per priešingus kampus einantį lanką. Čia lanką, tada nubrėšiu čia lanką, tas puslankis kaip tęsiasi, perkelsiu skriestuvo kojelę čia nubrėšiu lanką, perkelsiu skriestuvo kojelę čia. Čia nubrėšiu lanką, skriestuvo kojelę čia nubrėšiu lanką. Tada toliau lankas eitų čia, jeigu skriestuvo kojelė čia, vėl čia perkeliu skriestuvo kojelę čia. Ir gaunu tokį piešinį, kuris primena tokį, taip vadinkim, taip sraigės kiautą, ne, toksai, vat, kaip spiralė, matematikai sakyti, tokia įdomi spiralė. Na tai iš tikrųjų, kaip mes šnekėjom, kad apskritimas kažkur, kad yra tiesė, tai yra begalinio spindulio apskritimas yra tiesė. Tai iš tikrųjų begalinio apskritimo, sakykime taip, begalinio spindulio apskritimas labiau gyvenime mums primintų ne tiesę, o spiralę. Tai yra, jeigu mes kažkokį tai veiksmą atkartojam, tai vis vystomės, tobulėdami. Tai toks spiralinis augimas ir net mokslininkai tą naudoja savoką, kad viskas vykstasi ne apskritimu, bet spirale. Tai vis daugiau apimdami ir tas spiralės lankai vis didėja. Tai tokį piešinuką gamtoj pamatyti labai daug kur galima. Pavyzdžiui, saulėgrąža, kai paimsit saulėgrąžos galvą ir visas tas saulėgrąžas naims labai gražiai matosi. Arba į pačią saulėgrąžą žiūrint, kaip viskas spirale auga. Arba lapai ant gėlės koto irgi auga tokiu spiralės pavidalu ir būtent tie skaičiukai irgi ne šiaip savo, bet jie irgi ten atsikartoja. Bet tai čia pasiskaitysit ir sakykime, taip surasit literatūroje arba šiaip internete. Na, dabar pasižiūrėkime į tos skaičiukus, kuriuos aš čia surašiau. Į tą skaičių seką. Kuo jinai įdomi šitą skaičių seka? Jeigu aš padalysiu du gretimus, gana toli esančius skaičiukus vieną iš kito, tai jeigu čia mano ta Fibonaccio skaičių seka, galiu sakyti Fibonaccio skaičių sekos n-ąjį narį padalijęs iš prieš jį esančio nario, aš gausiu skaičiuką labai artimą skaičiukui phi. Na, padalykit 89 iš 55 ir pamatysit, kad jūs gavot štai šį skaičiuką. Na, kad taip yra, galim pradėti nuo pradžios. Dalinu vieną iš vieneto, gaunu vienetą. 2 dalinu iš 2 dalinu iš vieneto, gaunu 2. 3 dalinu iš 2, gaunu pusantro. 5 dalijų iš 3 gaunu 1,6 periode. 8 dalijų iš 5 gaunu tiksliai 1,6. 13 dalijų iš 8 gaunu 1,625. Berods. 21 dalijų iš 13 gaunu 1,61 ir taip toliau. Šičia vėl 34 iš 21, 1,618 jau atsiranda tas skaičiukas. Jeigu pasižiūrėsit į viršų, į viršutinę seką ir į apatinę. Ši seka iš viršaus artėja prie to skaičiuko phi, o ši seka iš apačios artėja. Kitaip sakant, visi šie santykiai yra mažesni už tą skaičiuką, visi tie santykiai yra didesni. Aš tai prašinėjau tos santykius, va taip tokiu laiptuotu būdu. Ir matematikai rašo, kad riba, kai aš imu didesnį sekos narį ir dalinu iš prieš jį esančio sekos nario, kai n artėja į begalybę, sako, kad riba yra lygi tam aukso pjūvio skaičiui phi. Šiaip tai ta matematika, sakykime, gal ir ne visiems čia įdomi, bet įdomi ta pati skaičių seka. Ir aš čia dabar, kaip visada, Joana labai mane vėl bars, kad aš čia terlioju lentą. Kaip pasinaudoti šią skaičių seką gyvenime? Labai rimtas klausimas jums, mokiniai. Jeigu kas čia žiūrit, arba mokytojams rimtas klausimas, kiek laiko per parą turi mokytis mokinys? Mokymasis yra sunkiausia veikla. Sunkesnės veiklos
kaip mokymasis dar nieks neatrado. Antra veikla pagal sunkumą yra lipimas laiptais aukštyn. Atsakymas būtų toks. O kiek laiko per parą turi dirbti suaugęs? Suaugęs per parą dirba ir privalo dirbti, sakykime, tai pagal įstatymus visuomenė arba susitarė, nustatė, kad suaugęs turi dirbti 8 valandas. Tai yra normalus darbo laikas. 8 Fibonaccio skaičių sekos narys. Tai mokinys kiek? Ar daugiau ar mažiau? Proporcingai mažiau. Tai jam yra kiek? 5. Iš tikrųjų, tai yra mokinio darbo laikas. Tai aš visiškai rimtai jums siūlau. Per dieną turi būti 5 pamokos, matematika, lietuvių kalba, lietuvių kalba, matematika, užsienio kalba, gamtos mokslai ir socialiniai mokslai 5 pamokos ir nedaugiau. Visa kita tai yra, sakykime, tai papildoma jūsų veikla, ten koks nors ugdymasis, bet pamokos rimtos, tai yra mokymasis arba mokslas, nedaugiau kaip 5 pamokos per dieną. Nes kitaip jūsų smegenys nepriima. Jeigu jūs turite 7 pamokas, tai aš jums garantuoju 6 pamoką ir 7 pamoką, jūsų smegenys viską atmeta, su viskuo pykstasi ir mokslo rezultatas būna artimas nuliui. Aišku, taip būna ne visiems, nes vis tik tai pripranta žmogus, kada jį kankina šiek tiek daugiau negu priklauso ir jisai tada jau priima tai kaip realybė. Bet šiaip, bet koks psichologas matyt patvirtintų tą mano skaičiuką, kad mokiniui nedaugiau kaip 5 pamokos per dieną. Bet pamokos, rimtos pamokos, ne darbai, darbeliai ten ar dar kažkas. Toliau pasižiūrėkim. Jeigu Seimo narys gauna tiek algos. Seimo nariai yra pasakę, tiek algos, tai galim žiūrėti, sakykime, kad gauna 1,3 tūkstančio eurų. Čia 1, aš taip užrašau, 1300 eurų. Kiek turėtų gauti švietimo darbuotojas? Jeigu Seimo nariai yra deklaravę, kad švietimas yra prioritetinė sritis, tai matyt 800 eurų turėtų gauti mokytojas, Tai čia jeigu taip prašant, tai būtų 0,8. 800 eurų turėtų gauti mokytis, tada būtų proporcingai normalu. Šią sakau skaičių seka pravartu pasinaudoti. Ir šiaip jūs galite tokį, sakykime taip, žaidimą sužaisti, turinčią seką omeny. Joana man pasakė skaičiuką 6. Aš jos paprašiau, jinai pasakė, jūs dabar pasakykit kitą skaičiuką kokį nors. Joana, pasakykit man skaičiuką kokį nors. 8 jinai nori. Gerai, 8. Sužaiskim tai vadinamą ne Fuko sekos, o Fibonaccio sekos žaidimą. Kitas skaičiukas koks bus? Jeigu pagal tą taisyklę surašytumėm, būtų 14, suma, toliau 22, toliau 36 ir taip toliau. Čia surašė kokie 10 narių, padalykite 10 jūsų sekos narį iš 9 ir jūs garantuotai gausit maždaug 1,6. Tai yra nesvarbu, kokie tie 2 pirmieji skaičiukai paimti, jeigu jie sudaryti pagal tą taisyklę kaip čia, kaip ši seka, tai visą laiką šitas santykis bus toks. Daugiau yra gamtoj tokių gamtos, šie skaičiukai dažnai gamtoj pasitaiko. Vaikai žaidžia žaidimus su gėlėm, myli, nemyli, nusiskina ramunę. Myli, nemyli. Klausimas, ar bus laimingas tas jų žaidimas, ar bus nelaimingas. Gėlės žiedlapių skaičiai dažniausiai būna šios sekos skaičiai. Gėlė gali turėti 34, 55, 89 žiedlapius, ramunės, taip. Tai jeigu, sakykime, taip, nusiskyniau tą gėlytę ir žaidžiu tą žaidimą, tai ar mano žaidimas bus laimingas ar ne? Kitaip sakant, ar pasibaigs sėkme? O sėkmė tai šiuo atveju, kad mane mylės ta mergaitė, kurią aš ten buriu. Tai 2 yra skaičiukai nelyginiai, lyginis 2 nelyginiai, lyginis 2 nelyginiai, lyginis nelyginiai, lyginis ir taip toliau eina 2 nelyginiai. Tai jeigu aš pradedu nuo myli, tai nelyginis myli,
Lyginis nemyli, nelyginis myli, lyginis nemyli. Na, didesnė tikimybė, jeigu atsitiktinai tas lapelių skaičius sutampa su šios sekos skaičiais, tai tikimybė, kad mane mylės. Bet, kaip rodo patirtis, dažniausiai ramunė va turi tiek. Todėl labai taip pat atsargiai su to myli, nemyli. Na, toliau, kur gamtoje yra tas skaičius. Aš čia žiūriu į pirštą, į ranką. Nesvarbu, kurį pirštą, šitą ir šitą. Pirštas turi narelius. Vieną narelį, antrą narelį, trečią ir dar čia va ketvirtas toks ilgas narelis. Tai jeigu taip pat pažiūrėtume, tai yra, jeigu dar pridėtumėm nagą, kiekvienas pirštas turi nagą ir sakytumėm, kad nago yra ilgis vienetas, tai pirmo narelio ilgis bus 2. O šio pirmo narelio ilgis šio bus 3, pagal tą kito bus 5, 1, 2, 3, 4, tai yra 1, 4 ir toliau 8. Tai yra čia 1, 1, šitas 1, 1, jeigu ten eitumėm, na, tai vat narelių, jeigu yra 4, tai šio, jeigu čia vienetas, tai čia 2, čia 3, čia 5, čia 8. 2, 3, 5, 8. Taip yra gamta paklūsta šiem dėsniam, todėl kartais gyvenime galite jais pasinaudoti. Tai tiek.